Yra serialų, kurie tampa populiarūs. Ir yra serialų, kurie tampa reiškiniu. Tokiu, kuris keičia televizijos industrijos standartus, žiūrėjimo įpročius ir net popkultūros kalbą. Sostų karai – būtent toks reiškinys. 8 metus serialas dominavo diskusijose, laužė reitingų rekordus, kūrė žvaigždes ir įrodė, kad televizija gali būti tokia pat ambicinga, žiauri ir kinematografiška kaip didysis kinas. Su jumis sveikinasi kinomania.lt ir šiandien keliausime į pasaulį, kuriame vasaros trunka dešimtmečius, žiemos kelia siaubą, o valdžia kainuoja daugiau nei gyvybė. Kalbėsime apie serialą, kuris pakeitė televizijos istoriją, suskaldė auditoriją ir tapo vienu didžiausių 21 amžiaus kultūrinių reiškinių. To pasekoje daugumai šis serialas yra gerai pažįstamas, tad šioje laidoje daugiau dėmesio skirsime ne pačios istorijos atpasakojimui, bet įdomiems serialo įvykiams, užkulisiams ir intriguojantiems faktams. Tad nieko nelaukia, pasinerkime į Vesterosą ir iš naujo pažvelkime į sostų karus. Nepamirškite paspausti patinka po video ir prenumeruoti tam, kad kanalas plėstųsi. Dėkui už jūsų palaikymą. Sostų karų pasaulis tai Vesteroso ir Esoso žemynai, kuriuose politika, magija ir istorija susipina į vieną sudėtingą audinį. Vesterosas – feodalinė sistema paremta visuomenė, valdoma didžiųjų giminių, kurios prisiekė ištikimybę geležiniam sostui karaliaus uoste. Tačiau ši politinė kova dėl valdžios yra tik viena konflikto pusė. Tolimoje šiaurėje už milžiniško ledo sienos slypi senovės grėsmė – baltieji klajūnai, mitinė jėga, simbolizuojanti neišvengiamą mirtį ir žiemos siaubą. Tuo pat metu kitoje jūros pusėje Esose ištremta Targaryenų dinastijos palikuonė Daenerys siekia susigrąžinti sostą, kurį jos šeima valdė šimtmečius. Šios trys linijos – politinė intriga sostinėje, egzistencinė grėsmė šiaurėje ir dinastinė ambicija už jūros – kuria daugiasluoksnį pasakojimą apie valdžią, likimą ir žmogaus trapumą istorijos akivaizdoje. Vesterosas nėra tik fonas veiksmui, tai pasaulis su savo religijomis, legendomis, pranašystėmis ir šimtmečius trunkančiomis nuoskaudomis, kurios nuolat formuoja dabarties sprendimus. Šiame seriale dažnai vaizduojami žiaurūs mūšiai ir išsamūs smurto aktai, įskaitant smurtą prieš vaikus ir moteris, taip pat daugybė nuogybių ir seksualinio gyvenimo be tabų. Pastarasis vaizduojamas ypač keistai, aiškiai aptariant ir vaizduojant kraujomaišą, neištikimybę ir prievartavimus. Serialas vaizduoja kruviną kovą dėl sosto. Kiekvienas veikėjas turi savo tikslų, tačiau visi įsitikinę, kad žino, kas geriausia Vesteroso žmonėms. Tačiau realybėje valdžią turintys asmenys dažniausiai siekia dar daugiau galios, prisidengdami tariamų rūpesčių paprastai žmonėmis, nors iš tikrųjų tai jiems rūpi mažiausiai. Nors seriale gausu magijos, fantastinių būtybių ir mitinių legendų, sostų karai yra labiau istorinis nei fantastinis pasakojimas. Rašytojas George'as R.R. Martinas, kurio knygomis paremtas serialas, yra sakęs: nesvarbu, kiek aš išgalvoju, istorijoje yra dalykų, kurie dar blogesni. Raudonosios vestuvės, vienas žiauriausių serialo įvykių, buvo įkvėptos tikrų istorinių įvykių. Juodosios vakarienės 1440 metais Škotijoje vykusios puotos, kurie išties buvo spąstai, sukurti 2 vaikų nužudimui, ir Glenkoje žudynių 1692 metais, kai kariai apsimetę svečiais nužudė savo šeimininkus. Sostų karuose žiūrovams parodoma ambicijų kaina ir tai, kaip žmonės meluoja savo, norėdami galios. Serialas atskleidžia, kaip net ir tie, kurie pradžioje atrodo sąžiningi ar kilnaus tikslo vedami, laikui bėgant pasiduoda korupcijai, išdavystėms ar savanaudiškumui, dėl noro gauti daugiau valdžios ar išgyventi sostų karus. Ambicijos perauga į maniją, o kova dėl sosto pasiglemžia ne tik žmonių gyvybės, bet ir žmogiškumą. Serialas paremtas amerikiečių rašytojo George'o R.R. Martino epinė knygų serija Ledo ir ugnies giesmė. Televizinę adaptaciją HBO ekranus sukūrė showrunneriai Davidas Benioffas ir D.B. Weisas, o pirmieji sezonai buvo glaudžiai paremti originaliais romanais. Būtent ši ištikimybė literatūriniam pagrindui ir tapo kertiniu ankstyvosios sostų karų sėkmės akmeniu. Istorija prasideda šiaurėje, Winterfelle, kur susipažįstame su Starkų šeima. Pirmojo sezono moralinis centras Nedas Starkas. Jo garbingumas, principingumas ir tikėjimas teisingumu atrodo kaip dorybės, tačiau Vesteroso politinėje realybėje jos tampa silpnybe.
Nedo tragedija slypi ne tame, kad jis blogas žaidėjas, o tame, kad jis atsisako žaisti purviną žaidimą. Jo moralinis kodeksas yra nesuderinamas su sostinės intrigomis. Ir būtent čia serialas jau pirmame sezone padaro tai, ko televizija retai drįsdavo. Jis parodo, kad garbė negarantuoja išlikimo. Dauguma buvo šokiruoti jų nuomonę pagrindinio veikėjo mirtimi pirmojo serialo sezono finale. Bet šis naratyvinis drąsumas tapo radikalia kūrybinė inovacija. Rašytojas drąsiai žudo svarbius ledo ir ugnies giesmės veikėjus, nesvarbu kaip jie brangūs skaitytojui ar žiūrovui. Tai jo išskirtinė vizitinė kortelė. Pirmi 4 serialo sezonai šiandien dažniausiai laikomi aukso standartų. Jie glaudžiai paremti Martino knygomis, dialogai aštrūs, personažų motyvacijos aiškios, o politinė dinamika sudėtinga, bet logiška. Intrigos tarp Lannisterių, Starkų, Baratheonų ir kitų giminių buvo kruopščiai konstruojamos, o kiekviena mirtis atrodė neišvengiama pasekmė, o ne šokiruojantis triukas. Pirmoji Sostų karų serija, pavadinta Ateina žiema, pasirodė ekranuose 2011 metais, balandžio 17 dieną. Šis pavadinimas tapo viena žymiausių serialo frazių. Tai užuomina į pagrindinį konfliktą, kuris rutuliosis per visus 8 sezonus. Tai Starko giminės šūkis, o serialo kontekste priminimas, kad politinis stabilumas laikinas, o grėsmės gali kilti netikėtai. Pirmosios serijos premjerą žiūrėjo apie 2 milijonai žiūrovų. Žiūrimumas augo su kiekvienu sezonu. Pirmojo sezono vidurkis siekė 9 milijonus žiūrovų, o finalo metu kiekvieną seriją žiūrėjo net 44 milijonai žmonių. Pirmojo serialo sezono biudžetas buvo apie 50-60 milijonų JAV dolerių, maždaug 5-6 milijonus dolerių už epizodą. Augant populiarumui didėjo ir biudžetas. Paskutinio sezono kiekvienas epizodas kainavo apie 15 milijonų dolerių. Sostų karų filmavimas buvo monumentalus ir itin sudėtingas projektas, kuris susilaukė visuotinio pripažinimo dėl įspūdingo pasaulio kūrimo ir plataus masto filmavimų realiose vietose. Nors daugelis pagrindinių dekoracijų, pavyzdžiui, legendinis geležinis sostas, buvo pastatytas Payne Hall studijose Belfaste. Didžioji dalis serialo atmosferos buvo sukurta pasitelkiant realius kraštovaizdžius. Pagrindinės filmavimo vietos buvo išsklaidytos visame pasaulyje. Šiaurės Airija ir Islandija tapo šiaurės ir už sienos fonu. Pietinėms, šiltesniems regionų scenoms pasirinkta Kroatija ir Ispanija. Dubrovnikas tapo karaliaus uostu. Siekiant išvengti nutekėjimų, lokacijų vadovai naudojo dronus stebėjimui bei įrengė specialius prietaisus stabdančius šnipinėjimo dronus. Visa šio milžiniško projekto produkcija susidūrė su gausybė logistikos ir techninių iššūkių. Nufilmuoti vieną sceną dažniausiai užtrukdavo keletą dienų ar net keletą savaičių. Sostų karai ne tik atskleidė pasaulio politikos, religijos ir galios dėsnius per pasakojimą, bet ir įrodė, kad šiuolaikinė televizija gali būti tokia pat įspūdinga kaip kinas, ar net dar stipresnė. Seriale vaizduojami 9 didieji Westeroso namai – Starkai, Arinai, Baratheonai, Daliai, Greyjoyai, Lannisteriai, Tyrelliai, Marteliai ir Targaryenai. Be jų egzistuoja daugybė kitų kilmingų giminių. Romanuose paminėta daugiau nei 300 vardais žinomų namų. Didieji namai valdo atskirus Westeroso regionus ir visi prisiekė ištikimybę geležiniam sostui. Per 8 sezonus susipažįstame su virš 250 veikėjų, kurie pakeičia jo raidą. Visi jie supina bendrą pasakojimą apie valdžios kainą ir žmogiškosios prigimties gelmes. Mes stebime pakilimus, nuokryčius ir šimtus mirčių. Šis personažų chaosas sukuria nuolatinę pusiausvyrą tarp šviesos ir tamsos, kurioje net mažiausias sprendimas gali sukelti sniego lavinos griūtį. Kiekviena išdavystė gimdo naują ištikimybę, o kiekviena mirtis naują legendą. Tarp visos gausybės veikėjų išsiskiria kelios centrinės figūros, kurių likimai tapo Westeroso pasaulio ašimi. Daenerys Targaryen pirmą kartą stebim maudynių metu, prieš pat jos priverstinę santuoką su raumeningu barbaru. Paskutinė Targaryenų dinastijos paveldėtoja iš tremties palaipsniui tampa karvedė ir išvaduotoja. Iš pradžių silpna ir idealistiška, tapusi drakonų motina, ji įgyja galią ir autoritetą siekti geležinio sostų. Istorijos pradžioje ji vaizduojama kaip išlaisvintoja, kovojanti prieš priespaudą. Tačiau ilgainiui tampa vis griežtesnė, kerštingesnė. Siekdama tikslo ji nebesustoja, net prieš nekaltųjų aukas, o jos vizija išlaisvinti pasaulį nuo tironijos ima kelti grėsmę. Norėjusi sulaužyti uždarą ratą, galiausiai pati tampa jo dalimi. Jonas Snow.
Nesantuokinis Starkų vaikas nuo mažens jautęs atskirtį, pasirinkęs tarnauti nakties sargyboje, jis išsiskiria drąsa, lyderystė ir stiprią moralę. Džonas siekia ne naudos, o teisingumo. Todėl dažnai rizikuoja savo padėtimi, bandydamas suvienyti susiskaldžiusius žmonės. Jo kelias kupinas sunkių sprendimų ir atsakomybės, o istorija pasakoja apie auką, ištikimybę ir tikros lyderystės kainą. Džono kelionė nuvedė jį toli nuo šiaurės ribų, tiek tiesioginė, tiek dvasinė prasme. Jis dalyvauja svarbiose kovose prieš didžiausias grėsmes visam pasauliui. Susiduria su milžiniška atsakomybė ir skaudžiais moraliniais pasirinkimais. Jis nekovoja dėl valdžios, bet būtent tai paverčia jį svarbia figūra. Serialas jį vaizduoja kaip tylios stiprybės simbolį, asmenį, kuriam rūpi ne ambicijos, o žmonių likimas. Sansa Stark – viena ryškiausių serialo veikėjų, kurios raida sudėtinga, bet įkvepianti. Iš naivios mergaitės, svajojančios apie karališką gyvenimą, ji greitai susiduria su žiauria realybė, atsidūrusi priešiškoje aplinkoje, kurios kilmė ir padėtis panaudojamos prieš ją. Sansa patiria spaudimą, kontrolę ir manipulaciją, tačiau laikui bėgant įgyja neįkainojamų politinių žinių. Stebėdama stipres, bet prieštaringas asmenybės, ji mokosi diplomatijos, išmintingo elgesio ir strateginio mąstymo. Iš paklusnios aristokratijos dukros ji virsta tylia stebėtoja, o vėliau aktyvia žaidėja, gebančia valdyti situacijas ir net kitus žmonės. Viena sudėtingiausių ir mėgstamiausių sostų karų veikėjų, Tyrioną Lannisterį, pradžioje sutinkama viešnamyje, kuomet jo kūną apžiūrinėja prostitutės. Aštraus proto, ironiškas ir iškalbus Tyrionas visą gyvenimą kovoja dėl pagarbos ir pripažinimo. Balansuodamas tarp lojalumo šeimai, sąžinės ir politinių intrigų, jis įrodo, kad intelektas ir diplomatiškumas gali būti stipresnis už jėgą. Po cinišku humoru slypi empatija ir stiprus moralinis kompasas. Geba prisitaikyti prie sudėtingų situacijų ir net pačiose sunkiausiuose momentuose išlieka ištikimas savo. Tyriono personažas puikiai įkūnija mintį, kad tikroji galia slypi ne tituluose ar jėgoje, o išmintyje, saviironijoje ir gebėjime suprasti kitus. Cersei Lannister, viena įsimintiniausių sostų karų veikėjų, ambicinga ir negailestinga. Jis siekia valdžios pasaulyje, kuris riboja moterų galimybės. Nors saugo savo vaikus, jos sprendimai dažnai atneša pražūtį kitiems. Meistriška manipuliatorė, pasikliaujanti baime ir jėga. Cersei įkūnija valdžios troškimą ir kelia klausimą apie moters galią žiaurioje, seksistinėje aplinkoje. Cersei rodo, kad moteris gali būti galinga, žiauri ir įdomi figūra vienu metu. Cersei šokiruojantis ryšys su broliu Jaimiu ir jo vidinė transformacija viena įdomiausių serialo linijų. Iš pradžių laikytas negarbingu ir pravardžiuotas karaliaus skirdiku, jis pamažu atskleidžia, kad tikroji garbė gali slypėti ne aklame priesaikos laikymesi, o pasirinkime ją sulaužyti tam, kad būtų išgelbėtos nekaltos gyvybės. Jo istorija kelia klausimą, kas svarbiau – pareiga ir moralė. Serialas nuolat rodo, kad gėris Vesterose retai atsiperka, tačiau būtent jis suteikia žmogui tikrąją vertę ir prasmę. Serialas taip pat vertinamas už tradicinių lyčių vaidmenų kvestionavimą. Jame pristatomi netipiški moterų vaidmenys – moteris, lyderis, karės, strategės. Ankstyvuosiuose sezonuose serialas sugebėjo kurti autentiškas moterų istorijas, vedusias jas į valdžią, ne per antgamtinės galias, o per intelektą, emocinę brandą ir ryžtą. Daenerys pirmojo sezono siužetinė linija dažnai vardijama kaip puikus moterų įgalinimo pavyzdys. Jie atranda savo jėgą priespaudos sąlygomis, per emocinį augimą ir drąsą. Panašiai ir Arya Stark savo įgalinimą pasiekė sunkiu darbu, disciplina ir gebėjimu prisitaikyti prie pavojų. Vis dėlto, nepaisant šių stiprybių, serialas dažnai kritikuojamas dėl smurto, seksualinės prievartos ir moterų objektifikacijos. Kritikai teigia, kad serialą kūrė vyrai vyrams. Tai atspindi tiek nuolaidžiame požiūryje į prievartą prieš moteris, tiek dažname jų seksualizavime. Trys dažniausiai seriale pasirodžiusios moterys, Daenerys, Sansa ir Cersei, visos tapo santuokinės prievartos aukomis. Serialo požiūris į prievartą apibūdinamas kaip perdėtai atlaidus. Kritikai pažymi, kad adaptuojant knygas į ekraną buvo prarastas dalis feministinio potencialo, nes dėmesys nukrypo į komercinį nuogumo ir prievartos vaizdavimą. Situacija ypač pradėjo keisti serialui artėjant prie vietos, kur knygų medžiaga baigėsi. Kai ekranas pasivijo literatūrą, Benioffas ir Weisas liko be detalaus Martino plano.
kaltinama, kad serialas išdavė moteris, kurios jį darė išskirtiniu. Daenerys, kuri iš pradžių buvo stipraus moters įgalinimo pavyzdys, vėlesniuose sezonuose vaizduojama kaip pavaldžių vyrų dėmesio objektas, o jos valdžia grįsta paveldėjimu, magija ir vyrų susižavėjimu. Nors virsmas į beprotę karalienę įvardyjamas kaip galutinis išdavystės aktas, nepakankamai išplėtotas ir panaikinantis ankstesnės jos kelionės prasmę. Sansa, kurios stiprybė buvo atsparumas ir išmintis, vaizduojama kaip stipri tik todėl, kad patyrė prievartą, o jos politinė išmintis atsiranda iš niekur. Nes žiūrovų ji niekada nebuvo įtikinamai parodyta. Nors knygų autorius buvo atskleidęs pagrindinius siužeto taškus, kelias iki jų jau buvo serialo kūrėjų rankose. Ir čia atsirado kokybės svyravimai. Tai nereiškia, kad vėlesni sezonai neturėjo įspūdingų momentų. Priešingai, 6 sezone išvydome vieną įspūdingiausių televizijos mūšių istorijoje. Ši serija ne tik techniškai stulbino mastu ir choreografiją, bet ir emocinę įtampą. Ji tapo pavyzdžiu, kaip televizija gali konkuruoti su didžiausiais kino epais. Benkartų mūšis yra ne tik etaloninis mūšis televizijos istorijoje, bet ir emocinė kulminacija kelių sezonų trunkančiai Starkų kovai dėl namų susigrąžinimo. Ši serija sukurta taip, kad žiūrovas fiziškai pajustų chaosą. Kamera dažnai laikosi arti Jono Snow, beveik dokumentiniu stiliumi, neleisdama atsitraukti ir pamatyti gražaus mūšio iš saugaus atstumo. Čia matome purvą, kraują, paniką ir beviltišką kovą už kvėpavimą. Boltonų kavalerijos ataka prieš Džoną nufilmuota neįtikėtinai tikroviškai. Techniniu požiūriu ši serija buvo milžiniškas projektas. Filmavimas truko savaitės, buvo naudojami šimtai statistų, kaskadininkų ir tikrų arklių. Režisierius Miguelis Saponikas siekia, kad mūšis atrodytų kuo realesnis, įkvėpimo semdamasis iš istorinių mūšių. Dėl to scena jaučiasi purvina, sunki ir fiziškai alinanti. Tačiau Benkartų mūšis veikia ne tik kaip veiksmo spektaklis, tai ir Starkų simbolinė pergalė. Ramzis žūtis užbaigė vieną žiauriausių serialo antagonisto linijų ir suteikė emocinį pasitenkinimą, kurio žiūrovai laukė kelis sezonus. Taip pat 6 sezonas padovanojo vieną estetiškai įspūdingiausių momentų sprogimą Karaliaus uoste, kai Cersei sunaikina didžiąją septą. Ši scena lydima lėto montažo ir šaltos racionalumo demonstracijos priminė, kad serialas vis dar geba kurti šokiruojančius, bet tematiškai prasmingus momentus. Cersei šiame epizode praktiškai nekalba, jis stebi įvykius iš Raudonosios pilies, vilkėdama juodą kostiumą, kuris simbolizuoja ne tik gedulą, bet ir transformaciją. Ji pagaliau nustoja apsimesti žaidžianti pagal taisyklės. Vietoje politinių intrigų ir manipulacijų, ji pasirenka visišką sunaikinimą. Sprogimas sunaikina Margaery Tyrell, aukštąjį žvirblį, didžiąją dalį Tyrellių ir fanatiško tikėjimo sektos galios struktūros. Taip pat šimtus nekaltų miestiečių. Tai ne tik fizinis pastato sunaikinimas, tai visos religinės ir politinės opozicijos ištrinimas per vieną akimirką. Šis momentas žymi Cersėjos evoliucijos kulminaciją. Sprogimas tampa jos atsaku pasauliui. Ji pasirenka būti baime, o ne auka. Tačiau ši pergalė turi kainą. Jos sūnus, Tomenas, suvokęs motinos veiksmų mastą, pasirenka iššokti pro langą. Tai tylus, bet tragiškas kontrapunktas Cersėjos triumfui. Vis dėlto maždaug čia ima ryškėti serialo struktūrinės problemos. Personažų kelionės, kurios anksčiau trukdavo sezonus, pradėjo trumpėti. Geografinės distancijos, kurios anksčiau buvo svarbi pasaulio dalis, staiga tapo netokios reikšmingos. Veikėjai ėmė judėti per žemyną, beveik teleportacijos greičiu. 7 sezonas daugelį žiūrovai pasirodė ypač problematiškas. Strateginiai sprendimai kai kur tapo nelogiški, dialogai supaprastėjo, o personažai kartais elgėsi priešingai savo ankstesniai charakterio raidai. 8 sezonas tapo kulminacija ir kartu nusivylimu daliai auditorijos. HBO siūlė kūrėjams dar 2 pilnus sezonus, po 10 ar daugiau serijų. Tačiau Benioffas ir Weissas nusprendė užbaigti istoriją per 6 serijas. Tuo metu jau buvo žinoma, kad jie sudarė sandorį su Disney kurti naują žvaigždžių karų sagos projektą. Sprendimas suspausti finalinius lankus į tokį trumpą formatą nulėmė skubotą tempą ir neišplėtotas transformacijas. Personažų arkos, kurios buvo vystomos beveik 10-metį, buvo užbaigtos per kelias scenas. Nepaisant kritikos dėl paskutinių sezonų, Sostų karai išlieka monumentaliu televizijos projektu. Jis išplėtė fantastikos žanro ribas. Įrodė, kad auditorija pasiruošusi sudėtingam, morališkai dviprasmiškam pasakojimui
ir parodė, jog serialas gali tapti globaliu kultūriniu įvykiu. Tai įtraukianti istorija apie valdžią, šeimą, lojalumą, išdavystę ir žmogišką trapumą. Pasakojimas, kuris nebijojo atimti herojų ir palikti žiūrovą be saugumo jausmo. Ir nors jo pabaiga išliks diskusijų objektų dar ilgai, pirmieji sezonai jau įrašyti į televizijos istoriją, kaip vieni stipriausių kada nors sukurtų. Dėkui, kad žiūrėjote. Su jumis buvo kinomania.lt. Žinoma, nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą, spustelti patinka, palikti komentarą su savo nuomonė apie serialą ir sekti mus socialiniuose tinkluose. Iki kitų kartų.